Pasakosiu, kaip su grupe atlikti susipažinimo pratimą. Jeigu žmonės susitiko pirmą kartą, prieš mokymus mes visą laiką darome tos vadinamosius icebreakerius, tam, kad žmonės tarpusavėje prasibendrautų. Tai šitas pratimas puikiai tinka užsiėmimo pradžioje, tačiau lygiai taip pat jis turi tokio universalumo ir jūs jį galite padaryti ir mokymo vidury, ir pabaigoje, jeigu jausite, kad irgi reikia kažkokios tai veiklos, aktyvesnės, tokio pajudėjimo, tai atsispausdinkite klausimus ir lapelį su šitais klausimais turite duoti kiekvienam dalyviui. Užduotis yra tokia. Dalyvis iš tikrųjų turi pabendrauti su kiekvienu kitu. Tokia yra pagrindinė užduotis. Tai reiškia, kad jeigu yra 10 žmonių grupėje, tai turi atsirasti 9 vardai prie atsakymų. Jeigu yra 15 dalyvių, tai turi atsirasti 14. Taip, nes dalyvis pats savęs prie šitų klausimų į atsakymus jisai nerašo savo vardo. Tai klausimai yra tokie. Kas kiekvieną savaitę važinėja viešuoju transportu, kas į parduotuvę nešasi savo maišelį, kas namuose naudoja ekonomiškas lemputes, ar kažkas žino žmogų vairuojantį hibridinį automobilį, kas valgo mažiau mėsos, kas pasodinės medį, kas užsiema rūbo ar daiktų atnaujinimu ir taip toliau. Tai iš esmės, jeigu grupėje 10 žmonių, tai aš turiu savo lapelį, atsistoju, pasakome visai grupiai, kad dabar atsistojam, einam pasibendraujam ir mums prie šių klausimų reikia labiausiai rasti tinkančius žmonės. Tai reiškia, kad jūs priėjote, dalyvis priėjo prie kažkurio kito dalyvio, ir jis klausia, ar tu važinėjai viešuoju transportu? Jis sako, ne. Ar tu nešiesi parduotuvę savo maišelį? Jis sako, taip, nešuosi. Gerai, tai primink man, kuo tu esi vardu, aš esu Artūras. Gerai, tai jis parašo Artūras, parašo vardą prie to klausimo, kur yra kas į parduotuvę, visuomet nešasi savo maišelį. Tuomet keliauja prie kito dalyvio, jo vėl paklausinėja ir žiūri, kur tas žmogus tiktų, tarkim, tas žmogus nevalgo mėsos. Tai parašo, kad ten Danutė, taip, jinai nevalgo mėsos. Keliauja prie trečio, vėl paklausinėja. Jeigu randa, kad Renata irgi nevalgo mėsos, mes nerašome 2 vardų prie to pačio klausimo. Taip, mes jau, kuomet bendravome su Renata, bandom jos paklausinėti ir išsiaiškinti, prie kurio kito klausimo jinai mums tiktų, gal jinai medį pasodino, gal jinai kavą perka savo paduką naudodami. Perka, valio, parašėm. Kas pirkdamas kavą naudoja savo paduką, parašėm Renatą, tai pas mus turi atsirasti 9 vardai. Toks yra tikslas. Galima iš tikrųjų papildomai padaryti dar tokį paskatinimą, kad kažkokį tai mini prizą, kas pirmasis tuos 9 vardus surašys. Kaip ir minėjau, jeigu dalyvių yra 15, tai tada 14 vardų skirtingų taip turi atsirasti prie visų klausimų.